Na ką, ir vėl šilta, gera, vasarėlė niekaip mūsų neapleidžia, bet kai tik tai saulėtas ir gražus vakarėlis, taip mes ir turim nuotykių. Ir ką, dabar turime prie kvėpavimo aparato prijungtą senuką LG. Kasgi jam nutiko, sunku pasakyti, bet manau, praeiviai užfiksavo kelis kadrus ir tikrai bus čia įsivėlus mūsų sena gera draugė Bulgarkė. Tikrai nebejos. Nuotykiai baigėsi taip. Senukas LG pametė šalmą. Ir mes dabar jį bandysim kažkaip pakankinti ir suprasti, kaip jisai veikia. Praėjusį kartą mums nelabai sekėsi paleisti inverterinį kompresoriuką nuo eilinio dažnio keitiklio. Galbūt šiek tiek klaidino nurodyta pakankamai aukšta įtampa. Virš 200 V, kai kuriuose ir virš 300 V. Tik tai gali būti valdymo skirtumas toks, kad iš dažnio keitiklio išeina jau suintegruota įtampos forma, o inverteriukas, kuris yra šilumos siurblė, tiesiog išduoda trumpų impulsų seką ir jie pasiekia kompresorių nesuintegruoti ir jie gali būti labai aukštos įtampos. Taigi mes pabandysim pažaisti ir ką mes gausim. Pradinė įtampa yra 50 V. Ir bandysim pažiūrėti, ar sukasi, nes anksčiau tai tiesiog tik kaisdavo ir mums nepavykdavo niekaip jo paleisti. Taip, bandymas. Kažkas vyksta, bet greičiausia, kad nieko nevyksta. Panašu, kad jisai nori judėti, bet trūksta jėgos. Na tai mes tuoj pabandysim pakelti įtampą. Stabdome. Didinam kokių 70. Žiūrim. Juda drąsiau. Praktiškai viskas aišku. Tai įtampa neturi būti tiek didelė, bet vis tiek turi būti atitinkama. Ir keliam iki bent jau 100 V. Bandam. Vuolia. Važiuojam. Jau šiokia tokia jėga yra. Bandam padidinti dažnį. Hz. Prašau. Sukamės. Jėgos tiesa trūksta. Galim padidinti dar dažnį, sakykime, iki 35, kuris yra toks jau normalus minimumas šilumos siurblio darbo. Bet jis čia tikrai sukasi labai lėtai. Kažkas dar ne taip. Bandom pakelti įtampą. Kiek mes čia galim dar duoti? Na, kad nebūtų mažai. 150. Tikrai turbūt daugiau nereikės. O, žiūrėkite, kaip jisai drąsiai. Jo, nulaikyti be šansų. Ir sūkiai dideli. Galim bandyti užkišti įeinamą angą. O, kaip traukia. Viskas labai paprasta, pasirodo. Nereikia duoti tokios didelės įtampos. Galim dabar pamažinti ir dažnį bandyti. Kiek iš čia normaliai suksis. Gavosi višta kažkokia. 10 Hz. Jėgos turi kaip nežinau kas. Ir
sukasi užtikrintai. Na, jeigu mes jau tiek sugebėjom, tai reikia pabandyti jį pakankinti. 85 Hz, kaip atrodo. Tai yra 86. Šūkių praktiškai nesimato. O, siurbia taip pat gerai. O dar daugiau. 100 Hz. Apijas net nešiltas. Na, jisai šiltas šiek tiek. Bet dirba įdomiai. Na ką, pasirodo sėkmė. Kaip ir išsiaiškinome, nereikia jam duoti tokių didelių įtampų, kurios sugeneruoja automatiškai labai didelės srovės. Ir tiesiog šildome apvijas, o pasukti jau jo nebesugeba. Na, žiūrim, kiek čia žemiausią dažnį mes galim jam paduoti, kad jis pradėtų suktis. 2 Hz mažoka. 3 jau ir sukamės, viskas, dirbam. Nu, sveikatos dar neturi. Na, 5. O, kaip gražiai puškuoja. Ir jėgos jau apstu. Ir girdisi darbas. Kiekvienos kameros. Na ką, turbūt ties to ir baigsim. Šiaip kas buvo labai keista atrasti, kad šito kompresoriaus apvijos yra tikrai sulakuotos. Ir gedimas, kodėl jo nepripažįsta nuosavas inverteris, iš viso sunkiai suvokiamas, nes visi parametrai kaip ir idealūs, strigimo jokio nėra, o nuosavas inverteris jo atsisako dirbti, pasuka ir sako, kompresorius blogas. Mums jisai sėkmingai dirba. Čia dar šiek tiek apie konstrukcinius elementus, kas matosi. Tai kadangi kompresija vyksta į visą kompresoriaus tūrį, tai yra tokie kanalai palikti aplinkui tarp statoriaus ir korpuso. Ir aišku, atitinkamai tarp apvijų ir statoriaus, per kuriuos suspaustas šaltnešis, nors jis ir karštas, bet jis tuo metu aušina apvijas ir eina. O išmetimo atvamzdis yra kaip tik va toje vietoje. Ir šita kepurėlė sudaro tokias sąlygas, kad į lauką būtų išmetama kiek galima mažiau tepalo. Nereiškia, tepalas centrifuguojamas ir vėl viskas patenka į kraštus, kad galėtų grįžti į karterį. Na, šį kartą turbūt tik tiek. Praplėtėme šiek tiek savo akiratį. Kažkiek aiškiau pasidarė dėl kompresoriaus valdymo. Manau, mes dar jų turėsime ir bulgarkės nuotykių tikrai dar bus. Tai tada iki kito susitikimo. Dar žaisdamas už kadro pastebėjau tokį įdomų reiškinį, kad apatinis cilindras labai silpnai siurbia, o viršutinis užtikrintai. Netgi atsiranda papildomas garsas išmetimo vožtuvos veikimo. Tik ar nebus tai priežastis, dėl ko originalus inverteriukas atsisako dirbti su juo, nes padirba ir nustoja. Gali būti, kad jaučia nesimetrinę apkrovą, nes čia prisirvimas tai toks juokingas.
Bet įdomus garsus leidžia. Dažnai keitiklis mažumėlė jau sušyla, o tas siurbimo efektas labai gerai jaučiasi ypatingai ant žemų sūkių. 5 Hz maitinimas dabar. Ir girdisi, kaip dirba ir tikrai gerai prisiurbia viršutinis cilindras. O apatinis tai visai beveik apie nieką. Na, yra toks šioks toks, bet... Taigi. Na, spėlionėmis. Pasirodo, mes pamiršome jam tepalo dapilt. Visgi buvo ištuštintas prieš ardant. Tai užpildžiusi tepalu, siurbimas atsirado abiejuose cilindruose. Ir visai neblogas. Ir dabar galima netgi girdėti, kaip jie dirba pakaitom. Dirba vienas. Tai darom, labai lengvai dirba kitas. Jeigu abu užkišam. Beveik kaip Harley Davidson. Kliuk, 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 kliuk. O kas mums draudžia jį pakankinti ribiniais darbo dažniais? Dabar yra 5 Hz. Padarom pradinį tokį, kaip startuoja normaliai šilumos siurblys. 35. Na, taip pradeda dirbti praktiškai šilumos siurbliukas. Jo pradinė galia. Pabandykim duoti 85, kur yra kaip taisyklė ribinė. Tai yra 85 Hz. Tai siurbia gerai. Mums niekas nedraudžia duoti ir daugiau. 120 pavyzdžiui. 120. Pabandykim 150. 150. Didesnių kančių neišlaikė dažnio keitiklis. Gali būti, kad reikia parinkti atitinkamai skirtingas įtampas. Na ką, ir tai jau rezultatas. Na ką, pamūčinom ir jam pradėjo darytis lygiai tas pats, kas jo originalioje sistemoje. Pradėjo tampytis. Ir štai to mes pademonstruosim. Lygiai tas pats, toks jausmas kaip strikti norėtų. Kažkur nutrūksta, matyt, srovė. 20 amperų ir nieko gero. Kažkas pasidaro, galbūt kažkur sušilus atveju atitrūko. Na, manau, tai šito mes ir baigsim. Ir vėl tos užkadrinės mintis. Kas keisčiausia, kad kai mums pirmai pradėjo tampytis sušilęs kompresorius, sumažinus jo įtampą dažnio keitiklyje, tiksliau sakant, tai ne tai, kad jo įtampa, o jo generuojama atgal įtampa, pasirodo, čia yra šiek tiek kitaip, sumažinus ją iki 70 V nuo 150, jisai ko puikiausiai pradėjo dirbti ir dideliais ūkiais ir jokių problemų. Kaip šitą dalyką paaiškinti, bet jis dabar yra visas labai smarkiai karštas. Bet mes galime pabandyti ir nesitampo ir jokių problemų nekelia ir gražiai dirba. O grąžinus ankstesnius parametrus,
kaip ir viskas blogai. Čia keistas reiškinys. Ar nebus toksai dalykas, kad kompresoriai nuo perkaitimo ar labai didelių krūvių silpnėja magnetai ir paskui išsikreipia jo parametrai ir gaunasi taip, kad dažnio keitiklis tikisi vienų, o gauna kitus. Arba kažkaip dar jie išsikreipia papildomai nuo aukštesnės temperatūros. Tai dar viena mintis.